Tilopos daina Naropai. Mahamudra, didysis kelias, yra anapus visų žodžių ir šventųjų simbolių. Tik tau vienam, mylimasis Naropa. Ši nuostabi daina nuo Tilopos, vardan spontaniškos draugystės, kuri niekados nesibaigia. Visiškai atvira visos kūrinijos ir dalykų prigimtis yra vaivorykštė, nuolatos esanti, tačiau neapčiuopiama. Mahamudros kelias nėra uždaras, jokios didelės protinės pastangos negali atrasti šio plataus, atviro kelio. Be pastangų laisvame sąmoningume natūraliai jame esame. Lyg erdvė yra nuolatos esanti, tačiau niekada nėra pripildoma. Taip ir proto prigimtis yra neribota ir amžinai sąmoninga. Žvelgiant su visišku sąmoningumu į visišką sąmoningumą, įprastos abstrakčios struktūros ištirpsta į vaisingą Budos pavasarį. Balti debesys, slenkantys per mėlyną dangų, nuolatos keičia savo formą, neturintys šaknų, nei pagrindo, nei būsto. Lygiai taip ir besikeičiančios mąstymo struktūros, plaukiančios proto dangumi. Kai beformė sąmoningumo platybė yra aiškiai regima, prisirišimas prie minčių formų liaujasi lengvai ir natūraliai. Lygiai kaip kad atviroje erdvėje persmelkiančioje visą, spontaniškai atsiranda įvairiausios formos ir spalvos, nors pati erdvė neturi spalvos ar formos. Taigi taip ir sąmoningumo erdvėje atsiranda vyksmas, santykiai ir vertybės, nors sąmoningumas neturi jokių teigiamų ar neigiamų savybių. Lyg nakties tamsa, net jeigu ji truktų 1000 metų, negalėtų uždengti kylančios saulės. Taigi taip ir nesuskaičiuojama daugybė amžių, konfliktų ir kančių negali uždengti įgimto proto spindesio. Nors filosofai aiškina skaidrę ir atvirą regimybę, kaip neturinčią išliekančių pastovių savybių ir visiškai nenusakoma, šis nenusakomumas niekados negali būti išreikštas. Nors išminčiai sako, jog sąmoningumo prigimtis yra ryški šviesa, šio beribio spindesio neįmanoma išreikšti jokia kalba ar šventais ritualais. Nors pačioje proto prigimtyje nėra nei subjektų, nei objektų, ji švelniai apglėbia visą gyvybę savo įsčiose.
kad suvoktumei šią neapsakomą tiesą, nebandykite to pasiekti proto ar kūno pastangomis. Tiesiog atsiverki šiam skaidrumui. Atsipalaidavus su natūralia pagarba ir maldingumu, ramiu tyliu protu ir kūno ramybės būsenoje. Lyg tuščiaviduriai bambukai, nei įkvepiant, nei iškvepiant įprasto mąstymo kvėpavimu. Leiski protui būti ramiam, švytinčiame budrume. Tai yra karališkasis Mahamudros turtas. Jokia pasaulio gausa tam negali prilygti. Mylimas Naropa, šis Budos lobis priklauso tau ir visoms būtybėms. Nepaliaujamos meditacinės disciplinos, nei amžinas rašto ir filosofijos studijavimas niekada nesuteiks šio nuostabaus suvokimo, šios tiesos, kuri yra natūrali sąmoningumo būsenai. Nes desperatiškai trokštantis protas siekia pasiekti sekančią būseną ar kitą patirties lygį, tačiau nepaiso esminės šviesos, kuri yra visų patirčių pagrindas. Tas, kuris vykdo bet kokį sąmonės padalijimą, išduoda Mahamudros draugystę. Nutrauki bet kokią veiklą, kuri išskiria. Atsisakyki net noro būti laisvam nuo troškimų ir leiski mąstymo procesui pačiam savaime kilti ir nurimti. Švelniai, kaip bangos vandenyne be kranto. Tik tas, kuris niekada neskendi abstrakcijoje ir kurio vienintelis principas yra niekada neskaldyti ir neskirstyti, išlaiko Mahamudros pasitikėjimą. Tas, kuris apleidžia bet kokį prisirišimą prie autoritetų ir apibrėžimų ir niekada netampa vienpusis ginče ar šališkas supratimu. Jis vienas suvokia autentišką prasmę, paslėptą senuosiuose raštuose. Palaimingame Mahamudros glėbyje klaidingi požiūriai ir jų instinktai sudeginami be likučių, kaip kamparo medis. Pro atviras Mahamudros duris klaidinga savęs įkalinimo būsena lengvai paliekama visam laikui. Mahamudra yra aukščiausios laisvės deglas, šviečiantis per visas sąmoningas būtybės. Būtybės esančios sudarytos iš paties sąmoningumo ir kurios bando ignoruoti, atmesti ar apčiuopti šį sąmoningumą, sau sukelia tik skausmą ir sumaištį, kaip tie, kurie yra pamišę. Kad pabustumei iš šios beprotybės, puoselėki maloningą draugystę su didingąja Mahamudros išmintimi, kuri pasauliui gali pasirodyti kaip pamišus.
kai ribotas protas pradeda palaimingą draugystę su beribiu protu, išaušta neapsakoma laisvė. Savanaudiškos paskatos arba paskatos iš riboto supratimo sukelia iliuziją, kuri įkalina ir išbarsto tolesnio suklaidinimo sėklas. Net ir tikras religinis mokymas gali nukreipti į siaurą, klaidingą požiūrį. Pasitikėki tik požiūriu, kuris yra absoliučiai platus, atviras ir gilus. Kilnusis Mahamudros kelias niekada neįsitraukia į dualią laisvės ir išvadavimo dramą. Mahamudros išminčius išlieka visiškai neblaškomas, nes karas prieš išsiblaškimą niekada nebuvo paskelbtas. Vien tik šis kilnumas ir švelnumas, ši minties ir veiksmo neprievarta yra visų budų kelias nepaliekantis pėdsako. Eiti šiuo visą apimančiu keliu yra budos būties palaima. Visi reiškiniai visoje kūrinijoje nuolat atsiranda ir vėl išnyksta. Taigi jie yra amžinai švieži, visada nauji ir neišsenkantys. Lygiai kaip sapnai neturintys tvirto pagrindo, jie niekados negali tapti nekintamai išliekantys ar surišantys. Visata egzistuoja giliu, nesuvokiamu būdu, kurio niekada nebus įmanoma apčiuopti ar sulaikyti. Kodėl turėtume jausti nepaliaujamą troškimą ar neapykantą, taip kuriant iliuzinius saitus? Išsižadėk savavališko įprasto požiūrio, eik drąsiai į laukinius kalnus medituoti, plačiai atvirą Mahamudrą. Perženki giminystės ribas, apkabindamas visas gyvas būtybes, kaip vieną šeimą sąmonėje. Išliki be jokių pastangų ar prievartos, natūralios vidinės laisvės būtyje, spontaniškas, dosnus, džiaugsmingas. Kai įgysi Mahamudros karūną, visas padėties, rango ar pasiekimų jausmas tyliai išnyks. Nupjauk vynmedžio šaknį, kuris smaugia medį, ir apsivijusios medį šakelės visiškai nudžiūs. Nutrauki protą besikabinantį į objektus ir konceptus, ir visa nelaisvė bei neviltis ištirps. Žvakės šviesa akimirksniu apšviečia kambarį, net jei ir visą amžinybę jame buvo tamsu. Protas yra beribis spindesys. Kaip gali net menkiausia tamsa išlikti sąmoningo suvokimo kambaryje? Tačiau tas, kuris lieka įsikibęs į mintinius procesus, negali pažinti šio proto spindesio. Atkakliai ieškodamas tiesos nagrinėjimais ir sutelktomis pastangomis,
Žmogus niekada neperpras šio neįtikėtino paprastumo ir palaimos, kuri pasireiškia visa ko šerdyje. Norėdamas atidengti šią derlingą žemę, perpjauki sudėtingumo šaknis aštriu, gryno sąmoningumo žvilgsniu, likdamas visiškai ramus, skaidrus ir viskuo patenkintas. Tau nereikia skirti didelių pastangų, nei sukaupti daugybę dvasinės galios. Išliki gryno sąmoningumo tėkmėje. Mahamudra nei priima, nei atmeta bet kokios energijos srovės, vidinės ar išorinės. Kadangi prigimtinė sąmonė niekada nėra gimusi jokioje būties sferoje, prie jos negali nieko pridėti ar atimti. Niekas negali jos užstoti ar sutepti. Kai joje ilsisi tavasis sąmoningumas, dualumo ir prieštarų pavidalai išnyksta į pirminę tikrovę. Dvynės nerimo ir arogancijos emocijos ištirpsta į tuštumą, iš kurios jos atsirado. Aukščiausiame suvokime neberegi subjekto ar objekto kaip atskirų. Aukščiausioji veikla veikia išradingai, be daugybės resursų. Aukščiausiasis pasiekimas pasiekia tikslą be praeities, ateities ar dabarties. Atsidavęs mokinys patiria dvasinį kelią kaip neramų kalnų upelį, pavojingai virstantį tarp priedulių. Kuomet pasiekiama dvasinė branda, upė teka švelniai ir kantriai, su galinga Gangos srove išsiliedama į Mahamudros vandenyną. Vanduo tampa vis besiplečiančia šviesa, kuri liejasi į didžiąją skaidriąją šviesą, be krypties, tikslo, pasidalijimo, skirtumo ar apibūdinimo.